Jūs klausotės Radio klubo. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina akciją Vasaris sveikatingumo mėnuo. Akcijos šūkis sveikata yra dovana, kurią reikia pasidovanoti savo pačiam. Akcijos tikslas informuoti visuomenę apie sveikos gyvensenos svarbą ir naudą, propaguoti grūdinimąsi, judėjimą ir aktyvų laisvalaikio leidimą žiemos metu. Šiaulių Diždvario gimnazijos radijo stotis Radio klubas prisijungia prie šios iniciatyvos ir visą vasario mėnesį transliuos visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus specialisčių parengtas radio laidas apie sveiką gyvenseną. Kaip nesušalti ir kaip padėti sušalusiam. Patarimai, kaip nesušalti. Svarbiausia rengtis šiltai keletų sluoksnių. Oro tarpai tarp rūbų neleidžia suprakaituoti ir išlaiko šilumą. Kumštinės pirštinės šaltą žiemą saugesnės už pirštuotas. Nedėvėti ankštų rūbų, nes jie riboja kraujo apytaką. Avalynė kaip ir drabužiai turėtų būti laisvoki, pusė numerio per dideli. Turėti užkandžių, žemas cukraus kiekis kraujyje prisideda prie nušalimo. Žiemą netinka laikytis dietų. Išoriniai rūbai turi būti atsparūs tiek vėjui, tiek vandeniui. Sušlapus rūbus būtina kuo greičiau keisti. Mūvėti keletą porų kojinių, viršutinės turėtų būti vilnonės. Senas geras patarimas. Jei nėra tinkamesnių priemonių, kojas galima apsivinioti laikraščiu ir apmauti polietileno maišeliais, tik po to apsiauti batus. Tokie autkojai gerai sulaikys šilumą. Taip pat būtinas galvos apdangalas, apsaugoti galvą bei ausis. Pajudėti. Fizinis aktyvumas palaiko ir pakelia kūno temperatūrą. Jeigu pradeda tirpti galūnės, reikia pakrutinti tiek kojų, tiek rankų pirštus. Jeigu tenka ko nors laukti šaltyje, negalima stovėti ar sėdėti ramiai. Reikia kuo daugiau judėti, net šokinėti. Nerūkyti, nes nikotinas sutrikdo kraujo apytaką, o tai gresia greitesniu galūnių nušalimu. Ruošiantis eiti į šaltį, venkite alkoholio. Veidą ir rankas tepkite riebiu kremu. Pajutus, kad veidas šąla, darykite grimasas. Tai yra, mankštinkite veido raumenis.